Na kągi, atėjo laikas mums patalpinti mūsų logotipą sukurtą ir kanalo banerį. Keliaujam į YouTube ir turime mūsų raidelę, spaudžiam ant jos, matot čia kampelėje tas apskritimas. Keliaujam į YouTube Studio ir mes galime arba šitoj vietoj spausti, žiūrėkit, paspaudžiam ir jisai šitoj vietoj mums leidžia įdėti profilio nuotrauką. Yra kitas variantas, kaip įdėti. Mes esam YouTube Studio ir turime tinkinimą. Ir šitoje vietoje mes galime, prekės ženklo naudojimas, irgi įkelti logotipą. Tai jau nesvarbu, kur jūs pasirinksite, šitoj vietoj ir šitoj vietoj įkelti. Na kągi, keliam mūsų logotipą, įmam štai tokį, tebūnie taip, dydis mums tinka. Logotipas įkeltas, netrukus šitas ženkliukas atsiras visur, kai tik tai mes paskelbsime. Kągi, logotipas visur įkeltas. Ką tai reiškia? Ogi žiūrėkite, vėl rašau YouTube. Na štai matote, atsirado pas mus jau logotipas šitoj vietoj, spaudžiam, keliaujam į YouTube studiją, nes mūsų dabar tikslas ką padaryti? Įkelti banerį. Ir vėlgi, banerį kelti mes galime per kelias vietas, galime spausti tinkinimas, spaudžiame prekės ženklo naudojimas ir štai čia kanalo iliustracijos vaizdas vadinasi. Jį galima šitoj vietoj kelti. Tai mes jį ir kelkime. Na va, jisai mums rodo, ką mes matysime ir ką nematysime. Žiūrėkite, per televizorių mes matysime viską. Čia žiūrėsime staliniuose kompiuteriuose matysime, o čia telefone. Ir kas atsitiko? Ar jūs matot, kokia didelė klaida įvyko? Telefone žmonės matys tik tai mūsų N raidę. Ką tai reiškia? Aš turiu bėgti atgal į Canvą, kuo skubiau ir koreguoti. Todėl aš atšaukiu, bėgu į Canvą, kur čia mūsų buvo YouTube užsklanda. Ir ką darau? Stumiu mūsų logotipą kiek įmanoma arčiau, truputį viską paslenku į šitą pusę, tam, kad jisai nedingtų. Gerai. Vėl dar kartelį išsisaugoju, keliauju vėl atgal į YouTube'ą ir vėl bandau įkelti jau antrą pakoreguotą. Valio, matot, kaip mes gražiai išsprendėm taip, kad užrašas telpa dabar pilnai ir telefone visur, kur tik įmanoma. Spaudžiam atliktą. Kągi, spaudžiam paskelbti ir turime pilnai sutvarkytą mūsų kanalą. YouTuberių mokykla, spaudžiam kanalas. Na ir štai mes matome viską sutvarkytą. Tiek šitą užsklandą, tiek logotipą. Jeigu aš norėčiau jį pakeisti daug paprasčiau ir greičiau, žiūrėkit, prie kiekvieną kartą, matot, spaudžiu ant kanalo ir turim YouTuberių mokykla kanalas arba YouTube Studio. Mes jeigu paspausim ant kanalo, atsiranda štai toksai vaizdas ir mes galime keisti tiek šitoj vietoj, jeigu norim pakeisti banerį, tiek šitoj vietoje, jeigu norim pakeisti logotipą. Arba jeigu mes esam YouTube studijoje, visada yra toksai štai tinkinimas. Ir tinkinime prekės ženklo naudojimas yra vieta, kur aš galiu keisti logotipą arba kanalo vaizdą. Tai tiek šiandien apie tai, kaip įsikelti šitus du mūsų paveiksliukus, kurie yra pradžia.